žmonės ištikimi tai laisviai, tai Lietuvai, vardant kurios mūsų didvyriai kovojo, žuvo, vardant tos Lietuvos, kurie žmogui tiesiog normalu ir žmoniška gyventi. Ir dėja, tikrą Lietuvą, nemažą Lietuvą, bent jos valdžią iš mūsų pavogė. Ir mes šiandien turime kalbėti tikraisiais vardais. Mes nusirytume į tokį neteisybės ir nusikalstamumo liūną, kad šiandieną jau trūksta žodžių. Nesinori kalbėti necenzūriškai, norisi būti korektiškam ir mandagiam, bet jau negali, nes tikrai širdis plyšta, kada matai, kai ponas Šedbaras arba ponas Kryževičius, gal ir ponais jų nedėrėtų vadinti, draugais irgi neišeina, kokie mums draugai, arba masė uzurpavusių taip vadinamą laisvį žodį televizijos kanalų, pseudo laikraščių, bulgarinių skaitalų, šiandieną bruka ir aiškina Lietuvai, kad juoda tai yra balta, kad teisybė yra per susikompromitavusius ir seniai garbę ir sąžinę praradusius teisėjus, kad vaiko valia, kurią girdi visa Lietuva ir visas pasaulis, tai yra niekalas lyginant su kažkokio tai pseudo teisėjo teisingumu, kurį jis supranta savaip, kurį supranta taip, kaip iš kur vėjas pučia. Tai apie ką mes turime kalbėti? Kokią mes turime teisę šiandieną kalbėti apie okupaciją, apie anuos laikus? Aš girdėjau prelatą, girdėjau mūsų gerbiamą Nijolę Sadūnaitę, kurie kentėjo nuo to žiauraus KGB, bet jie žinojo, kad kenčia priespaudą vardant to, kad bus laisvė. Bet vardant ko šiandieną reikia kovoti, kada iš visų tribūnų, iš visų televizijų ir kalbama, kad ta laisvė jau yra, kad joje gyvename 200 metus, kad mes su jumis kažkokie galbūt nenormalūs, nesuprantame tos laisvės. Tik ką neseniai, aš čia buvau atvežęs, buvo atvažiavęs į Lietuvą gan garsių chirurgų, kardiochirurgų giminių Atžala, tiesa jis dabar plastikos chirurgas, už tai brangiau moka Amerikoje, Marcinkevičius Rimtautas, jis buvo čia, žiūrėjo, mes kalbėjomės, paskui jis man pajokavo. Taip, Algimantai, demokratija ir Amerikoje yra, bet labiau jie jaučia turtingieji. Vienintelis skirtumas sako, kad jų tenai yra daugiau negu Lietuvoje. Ir šiandien ta vargo Lietuva, ta paminta, ta nuskriausta Lietuva, kurios vaikai turi lažą nešti užsienyje, svetimose šalyse, kurie galėtų kurti čia ir savo žemėje, kurie galėtų auginti savo vaikus čia, jie visi išvaryti. Juk Stalinas tiek neišvarė mūsų žmonių, tiek nesunaikino Sibiruose, kiek šiandien apie milijoną žmonių išvarė patys savi. Reiškia, kas įvyko? Iš mūsų saujelį veikėjų pavogė Lietuvą. Pavogė tą Lietuvą ir išvalo nuo lietuvių vien tam, kad užimtų čia pigi darbo jėga, žymiai pigesnė už lietuvius, kuri bus atvežta dar iš prastesnių šalių. Ir šiandien man bandė viena jauna mergina, paveikta mūsų žiniasklaidos, aiškinti. Aš parašus rinksiu, sako, dėl mergaitės. Bet Algimantai yra dar blogiau už mus gyvenančių. Kodėl jūs taip viską tirštinate? Tai aš noriu pasakyti optimistinę gaidelę. Aš tikiu, kad iš tikrųjų yra dar blogiau, negu gali būti tose valstybėse, kuriuose ne Lukašenkos vadovauja, bet kur vadovauja tokie veikėjai, panašus į tuos, kurie šiandieną kalba apie demokratiją, apie laisvę, apie teisę. Tai aš noriu visus pasiūlyti iš Lietuvos ištremti, o jų vieton sugrąžinti tuos, kurie išvažiavę ir kurie labai mus remia. Aš tikrai nuo viso širdies stengiuosi būti čia, bet negaliu ilgai būti. Tiesiog yra masė kitų darbų. Bet visą laiką mūsų žmonės čia būdi ir budės Lietuva. Ir kaip be vadintų, bet čia prasideda tas tikrasis Lietuvos apsivalymas ir mes jį turime padaryti. Bet žinokite vieną, mes turim prisiekti savim, savo vaikais, kad jau niekada nieko nebeišduosime, nes išduoti jau nebeliko ką. Jau jeigu išduosime, tai Lietuvos tikrai nebeliks.
O jei nebeliks Lietuvos, mes būsim niekas. Kas mes esame be savo tėvų žemės? Kas mes esame be savo tėviškės? Mes esame niekas. Mes niekam nebūsim reikalingi, jeigu nebus mūsų brangios Lietuvos. Todėl buvau čia, būsiu kiek galėsiu su jumis, bet mes turim atsikovoti visą Lietuvą ir turim padaryti viską. Gerai sakė čia Nijolė Oželytė, aš nebuvau, bet aš klausiau specialiai, ką jį kalbėjo. Gal kas nors biski viens kitam nepatinka, gal kažkada ką nors netaip padarė, ar kažkaip netaip atsistojo ir netaip nusišypsojo. Žiūrėkime ne į tai, žiūrėkime žmogaus poziciją, jo išmintį, jo padorumą, jo drąsą ir norą pasitarnauti Lietuvai. Aš ne kartą sakiau, kad gatavas aukotis vardan Lietuvos ne dėl postų. Sprangus tie postai, jeigu jo suprasit taip, nuo širdies, kaip kažkada aš vykdžiau savo pareigą. Ir aš noriu visus pakviesti. Nebijokime, bet duokime atkirtį tokiem svieto perėjimam, kaip ponai Uspaskichai, kurie vakar tyčiojasi per televiziją iš čia esančių ir kurie ruošiasi vaduoti Lietuvą tapdami jos premjerais. Nebijokime ir atvirai sakykime, neatiduosime Lietuvos šitiem svieto perėjimam ir sukovosim ją iš visų Šedbarų, Kryževičių, visokių Lietuvos televizijų, ryto turiuomenį ir panašiai, kurie aplamai pasisavino Lietuvą, kai pavogė jaunimo tiesą kažkada, taip nori šiandieną pavogti ir visą Lietuvą. Ir svarbiausia nori iš mūsų pavogti teisę būti laisviem, gyventi savo tėvų žemėje. Vardan to verta kovoti ir vardan to verta viską daryti. Mes darom mažą dalyką dabar, kas nepasirašyt, pasirašykite. Bandysim Seimui pateikti įstatymą, kad apginti mūsų vaikai būtų, tame tarpe ir Deimantė, bet ir kiti vaikai, kad antstoliai su policija čia negalėtų vadovauti, kad būtų sveikas protas, kad įsigalėtų Lietuvoje darnai ramybė. Ir šitą šalį galima padaryti iš vis spindinčią šalim per keletą metų. Reikia tik tai dalį kai kurių veikėjų pasodinti. Ir tą, aš tikiuosi, galima padaryti, jeigu tauta supras, kad tai vienintelis kelias. Už mūsų laisvę, už tikrąją laisvę, už laisvę viduje ir už laisvę savo tėvynę, už laisvę turėti savo gyvenimą ir kurti savo ateitį savo tėvų ir prosenelių žemėje. Mums visiems sėkmės ir ištvermės ir nepasiduokime.